Mano paskui išeisim dalį kieme prie palapinės, kad matytųsi. Tai gerai, dabar pagrindinis klausimas, kokį aptarsime ir ką mes paanalizuosime dabar. Gal reiktų pradėti biškį nuo tos istorijos, kaip manai, Istorijos galim kaip dadėti. čia, tai vadinkim, dabar aš jau nepamenu, bet nuo pat sovietmečio šitą teritoriją buvo planuojama ją visą atstatyti kaip buvusį istorinį Vytės kvartalą. Buvo net architektūrinis urbanistinis konkursas dabar, tiksliai nepasakysiu kada, gal kokiais 2000-aisiais, gal 2003 metais. Nu ir buvo priimtas sprendimas, kad atstatom autentišką gatvių tinklą ir jau tame tinkle kažkokią naują statybą, bet su ta Vytės istorinė kvartalo dvasia. Nu, buvo daug ir skeptiškų nuomonių, kad kaip čia dabar statysim tą gatvių tinklą, siauros gatvelės buvusios, o reikia šiuolaikinių inžinerinių tinklų gatvėse, nu, ir ar tilpsim. Nu, bet žodžiu, faktas pats buvo. Ir miesto toks noras buvo tą Vytės istorinį kvartalą atstatyti. Kad būtų senovinis gražus miestas, aš taip suprantu. Nu, bent jau šitas kvartalas, nu, kuris praktiškai buvo visas išgriautas, išardytas ir jau prasidėjus nepriklausomybei buvo nutarta jį atstatyti. O jisai teritorijai, kokio jisai maždaug nuo Klasko teritoriją pilnai apima? Nu, tai čia jis apima iki Klasko tvoros, tuo metu apėmė uosto tvoros. Molas, pavyzdžiui. Nėra tokios Klasko teritorijos, yra uosto teritorija ir Klasko nuomojasi gabalą žemės uoste. Nu, tai iki uosto tvoros ir naujo uosto gatvės, tai čia vadinkim, ir iki pat to Memelio miesto, dabartinio. Tuo metu tai buvo tas Laivytės įmonė remonto laivų. Po to miestas nutarė ir jau su vyriausybės sprendimais, kad Laivytę reikia konvertuoti, gražinti miestui šitą teritoriją. Ir prasidėjo veiksmai ir miesto bendrajam plane tokie žygiai. Tada kažkaip netyčia Klasko susitarė, nu kabutėse netyčia, susitarė įsigijusi pastatus svetimais vardais, čia dar buvo svetimi, nu, stovėjo 2-3 pastatai raudono plytų mūro, buvo įsigijusi tokia įmonė Garantas, bet jai nedavė jokios inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos pasijungti tinklų arba kėlė kažkokias beprotiškas sąlygas. Na ir jie buvo priversti parduoti ir pardavė, nusipirko tokią moteriškę, pasirodo Klasko darbuotoja. Nu ir tuos namus nusipirkus, apsibrėžė, pasidarė detalų planą, apsibrėžė visą šitą trikampį kaip Klasko teritorija, pasidarė detalų ir atseit nusipirko iš valstybės žemę. Nu, tuo metu nereikėjo pirkti iš valstybės žemę, iš savivaldybės žemės targavojo ir aukcionų skelbdavo, bet kad aukciono neskelbti, jie susitarė sutarties pagrindu, tuo metu meras buvo Gentvilas ir atseit už tą žemę miestui sumokės apie 10 000, nu, gal šitų milijonų litų, bet tame skaičiui ir atliks visus tų gatvelių konkurs, pagal kurios buvo pagal konkursą numatyta, visus inžinerinius tinklus įrengs ir atstatys visas tas gatveles. Tada Gentvilas išėjo iš merų, nuėjo į uostą, atėjo meraut Taraškevičius, visos šitie pažadai buvo pamiršti. Nu ir būktai miestui pinigai sumokėti, visi tie 10 milijonų litų, bet čia atseit nieko nebedarysim. Nes taip nori miestas, o miestas teigė, kad
už tos pinigus buvo padaryta naujo Sodo gatvė. Tęsinys Sodo gatvės, nes prasidėjo ta KD baisioji statyba. Ir visi uždavinėjo klausimus, o tai ką KD savininkai padaro miestui, naikindami ten buvusi parkingą, nes ten buvo praktiškai parkingas aptarnaut būsimam Viktorijos viešbučiui, ir atgimimo aikštėje. Tai taip, niekas jokių aiškių atsakymų ir negavo. Buvo tyliai patarta nelyst, nesikišti ir nesiaiškinti, tom viskas ir pasibaigė. Tai toliau Klasko jau turėdama įsiteisinusi tą žemės sklypą trikampį, panaikino, išgriovė autentišką istorinę senąją uosto gatvę, išardė visą grindinį. Atseit kažkuris panaudotas lyg tai jūrų muziejus, sandėliavo čia kelis dešimtmečius, bet taip ir neaišku. Ir pasistatė šitas taip vadinamas laikinas palapinės ir susijungė su uostu. O iš tiesų tai yra privačios akcinės bendrovės žemės sklypai, kurie nieko bendro neturi su valstybiniu uosto teritorija, bet nusiardė tvoras, pasistatė tos sandėlius ir apjungė su valstybinė uosto teritorija. Motyvuodami susitarta su uosto direkcija ir čia viskas yra teisėta. Tai ar teisėta ar ne, čia ne man spręsti, bet taip jau nutiko. Ir kurį laiką visoje šitoj teritorijai dar buvo papildomai jie išsinomavę iš miesto laikinai žemę, laikė tokius metalo ritinius, nes buvo, vadinkim, čia per tas ekonominės krizės 90 metų didelis poreikis visiems gaivinti ekonomiką, tai buvo užvežta labai daug metalo, laikė čia visą aikštę tais metalo ritiniais, paskui atsitiko šitos tvoros, užsitvėrė, ir pasistatė tuos laikinus sandėlius, kuriems buvo užduoti laikini leidimai. Tuo pačiu, kol dar sandėlių tų nebuvo, čia visoje tai teritorijai buvo laikomi kalnai trąšų, amonio salietros, kurią nežinau, nes tą teritoriją Klasko įsigijo, anksčiau ji buvo valstybinė įmonė, tai vadinamas prekybos uostas, ir patapo, kai Lubys baigė premjeraut, patapo privačia kompanija, kaip ir visos uosto kompanijos, tai vadinkim, Begos toks pat atsiradimas panašus. O tai buvo prekybos uosto rimta įmonė, prestižinė, visi jūreiviai, kurie gyveno Klaipėdai, svajojo pakliūti šitą kontorą dirbti, tam, kad galėtų plaukioti užsienį. Kitas laivynas buvo žvejybos ir jisai buvo niekam neįdomus, bet tai va taip. Ir sandėliuojant tas trąšas, galbūt nuo kokių 13-15 metų mes pradėjom kelti triukšmą, pirštais badyti, kad tai yra neteisėta veikla. Vienas reikalas, kad uostas užsiminėja visiškai ne savo darbo, tai yra teikia sandėliavimo paslaugas, kurias galima teikti bet kur už miestą ir visai ne miesto centre. Ar taip tą krovinį reikia atvežti, tai iškroviai už miestą bet kuriam lauke, o kai laivas atplaukė, tada jau veži į laivą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, ta salietra yra labai pavojinga. Ir kaip pavyzdys, daleiskim, tuo metu pagal 92 metų galiojantį statybos normų reglamentą, tai va čia susirasiu, jeigu, ieškojom informacijos, kas čia galima ir ko čia negalima, tai jeigu ūkininkas savo ūkyje laikytų trąšas, žiūrėjom ir lyginom. Tai buvo, daleiskim,
Tai yra dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo. Va, nutarimas vyriausybės 92 metų. Na, šitos duosiu. Tai jeigu yra 1 tona, tai turi būti 30 metrų apsaugos zona. Nu, ką reiškia ta apsaugos zona? Kad joje negali būti jokių pastatų, jokių namų, tai yra labai pavojinga zona ir jokios ten gyvenamos statybos negali būti. Dabar jeigu yra 300, nuo 300 iki 500 tonų, nu, tai arba virš 500 tonų, tai apsaugos minimali zona yra 1 kilometras. Tai čia galioja, vadinkim, bet kokiam ūkininkui arba ūkio subjektui tokią apsaugos zoną. Nu, tai mes pradėjom badyti pirštais, ką jūs darote. Nu, ir paėmus nuo Klasko teritorijos tą 1 kilometrą spindulį, nu, jis dengia praktiškai antrą pusę visi dramos teatrai, visas mūsų senamiestis, bemaž iki Jonkalnio ir iki Klaipėdos Medienos, iki autobusų parko. Ateina visą stotį, visą šitą spindulį ir kabina net smiltynį. Tai vat yra, kas yra 1 kilometro tas spindulys, kuris ypatingai pavojingas ir kurioje negali būti jokių statinių. Čia jeigu sandėliuojant būtent tas... Jeigu sandėliuoja amonijos alietą. Nu, tai dabar visokių čia kalbų pasigirsta, kad čia mes kokį mes čia procentą nuo visos uosto krovos sudarom, kas yra tie 500 tonų. Nu, tai yra elementaru. Tai vienas, vat, 15 metų fotofiksacija, kad čia yra jau čia paties Klasko uždėta amonijos alietra sandėliuojama. Šita amonijos alietra buvo sandėliuojama vat tokiais kalnais, tai čia kuris arčiausia, ten matosi jų ir toliau, tokiuose dideliuose maišuose, o tas vienas maišas sveria 500 kg. Nu, tai 2 maišai yra tona. Tai čia tų tonų keli tūkstančiai sukrauta. Tai dabar, va šiandien filmavom, paskaičiavau, kiek yra vagonų atvežta šiandien. Vakar dar nebuvo, šiandien kiek vagonų čia atvežta už tvoros į uostą. Tai apie 34 vagonus suskaičiavau, o vienam vagone yra maždaug apie 60-80 tonų. Nu, aš nežinau, kiek ten pagal tokią krovinę rūšį leidžiama jiems vežti, bet nu, tonažas vagono maždaug toks. Nu, tai gaunasi, kad yra tai panašiai lygiai tas pats kiekis šiandien stovi Klasko teritorijai toks, koks buvo Beirute, ką skelbė viešai spauda, kad Beirute ten buvo 2700 tonų. Tai mes tau panosėje... Berods taip, va, šiandien, vat, nu ne šiandien, vakar spaudoj paskelbta 2750 tonų. Tenai buvo kažkokio ruso palikta, iš laivo iškrauta ir tai yra maždaug apie 5500 maišų. Tai čia yra tikrai daugiau negu 5000 maišų, nu, buvo tai 15 metais. Tai jūs jau prieš daug metų jau tą problemą nagrinėjate ir kėlėte? Nu, mes kėlėme, nu, tik tai, kad nebuvo nei kam sakyti. Mes ją viešinom, ji šiandien yra viešai prieinama Klaipėdos bendruomenėje Facebook'e, bet ji niekam nerūpėjo, o visos valdiškos, tai dabar neminėsiu kokios, tai tada tiek gaisrinė tarnyba, tiek visuomenės sveikatos centras, nu, žmonės puikiai suprato ir bijojo kalbėti apie tai, tam, kad nebūtų išmesti iš darbo. Tai yra elementaru ir šiandien lygiai yra ta pati nuostata. Kalbėjau ne su vienu valdininku vakar konkrečiai po to Beiruto įvykio. Nu, žmonės lygiai, niekas nepasikeitė. Kai buvo prieš 30 metų, taip yra ir dabar. Šiandien žmonės bijo kalbėti ir pažadėjau,
kad jokios informacijos neteiksiu, su kuo aš kalbėjau ir apie ką, bet žmonės bijo. Tie vadovaujantis personalas, kuris turi seni kadrai, kurie daug žino, jie visi bijo kalbėti. Tai kas liečia trąšas. Dabar šalia toj pačioj Klasko teritorijoje, čia tas vaizdelis nekažin koks, bet stovi šitas sandėlys. Tai yra ne sandėlys, o šaldytuvas prie pat to Memelio miesto. Jį kažkada dar Lubio laikais pasistatė toks Paulius, Amerikos pilietis. Tai yra amerikonas, kaip aš jį vadinu. Leido jam Lubys pasistatyti, ir buvo toks verslo planas, čia su laivu atgabenu, sukraunu į šitą šaldytuvą ir į Maskvą vežu broilerius iš Amerikos. Tai matai šunis tą biznį, bet tas šaldytuvas yra šaldomas amoniaku. O amoniakas yra labai 2 kartus lengvesnis už orą, tai ta prasme, jeigu jūs pasklistų į atmosferą, jisai labai jo nesugaudysi. Tai viena didžiulė. Antras, jis yra labai sprogus. Trečias dalykas, jeigu jisai žmogus įkvėptų, tai jam ir paralyžiai, ir traukuliai, ir taip toliau. Ir dar viena bėda, kad jis yra labai lakus, tai yra vandenį labai gerai tirpsta. O ištirpęs ten prasideda vėl visokia chemija, jisai skaidosi į molekulės, atomai į vandenilį ir taip toliau, didžiulės problemos. Tai dabar, kad turime tokį kaip degiklį. Tai vadinkim jau senais laikais, kai šitą sandėlį pastatė. Ir, vadinkim, maisto produktam laikyti, tai valstybinės institucijos turi atlikti valstybinę ekspertizę, jį priimti, tai neoficialiuose pokalbėse, tie vadovai, kurie buvo priversti rašytis ant priėmimo aktų, jie klaiko, nuo tokio objekto jau, tada dar jokių trąšų nebuvo, bet jau tada klaiko, kad Jėzus Marija pačiam centre tokia bomba yra pastatyta. Yra kaip yra. Toliau atsirado dar plus trąšos, toliau dar Klasko pradėjo sandėliuoti ir teikti sandėliavimo paslaugą naftai, ir visiems naftos produktams skystiem bačkas jie čia turi savo susistatę pakrantėje. Ir šalia yra Klaipėdos nafta, kur iš vis ten pilna visokio daikto. Ir dar čia per tas visas 8 metų ekonominės krizės Klaipėdoje atsirado tas vadinamas SGD terminalas, skystų dujų saugykla, tas Independencas, kuris yra jau pats savaime, vadinkim, visą laivybą ir bet kokios žiežirbos, visos veiklos turi būti stabdomos tiek prieigose uosto, tiek pačiai uosto teritorijai, akvatorijai, tokiam laivui plaukiant į vietą. Tai mes turim tokį gražų buketą visokių smagių dalykų, ir belieka laukti bėdos, o vykdant gamybą, statybos procesai, krantinės, sandėliai, virinimai ir taip toliau, viskas atsitinka. Tada mes, vadinkim, kalbėjom apie tuos taip mėgstamus klaipėdiečių fejerverkus, jūros šventės, ten kalėdai, šaudom, daužom, kas ten žino, kur tos raketos nukris. Tai maždaug toks vaizdelis, dabar, vadinkim, tų trąšų prašalaičiam nebesimato, kas tada buvo vieša. Jie pasistengė jas visas nutraukti po tų mūsų triukšmelių, ir nebereikalo tie sandėliai. Tai viena iš funkcijų, kaip viešai teigiama, čia yra grūdam sandėliuoti, bet antra ir gal yra paslėpti nuo prašalaičių žvilgsnių,
kas tame uoste vyksta ir kokie vyksta krovos darbai. Nes šitas siekis, jisai nebuvo išgyvendintas nuo pat tarybinių laikų, nes jau buvo įskiepyta, tų senųjų vadovų smegenyse tas ir lieka, kad uostas yra tabu, slapta teritorija, pasienio zona ir taip toliau. Ir čia su visom taip uosto kompanijom, ar čia Klasko turi ypatumus kažkokius? Ne, tai čia yra su visom. Su visom. Su visom. Užsidariusios? Jo, jos nenori, vengia, žinoti, vadinkim, čia tų istorijų visokių daug buvo. Viena iš tų, kad toks yra uosto plėtros taryba. Tai ir dabar atrodo meras įeina miestą, bet visuomenė apie tai nieko nežino, ką uostas. Tai ten vadinkim apie visokius plėtros, statybos planus kalbama. Ir tai betarpiškai labai glaudžiai susiję su miesto plėtra. Bet miestui nevalia žinoti, tai kelis kartus buvo tenai į tą tarybą įtrauktas miesto vyriausias architektas, bet kai jis pradeda tenai kalbėti, pradėdavo. Žurnalistai iš vis neįleidžiami, kai jis pradėdavo logiškai dėstyti argumentuotai kaip urbanistas ir žinantis miesto problemas, kažkokius reikalus vadinkim, kad vienoje ar kitoje vietoje negalima to ar ano daryti, nes tam reikės papildomų srautų transporto, kaip per miestą pravažiuos, kaip geležinkeliai, ten visokie gatvės, viadukai, tiltai. Tai jisai buvo pašalintas iš tos tarybos, buvo urbanistinės plėtros departamento direktorius, toks Kastytis Macijauskas, ilgametis Klaipėdai vadovas, tai jisai kažkokiu momentu buvo, jis irgi buvo vėliau eliminuotas, ir kaip ten dabar yra, aš nežinau, kas ten toj taryboje yra, nėra, mano galva tai turėtų būti viešas, gali jie ten kalbėti tarpusavyje, bet visuomeniai turi būti šita medžiaga viešai prieinama, kas ten sprendžiama, tai turėtų būti, tai miesto teritorija, aplamai viešas monitoringas visų krovinių, kas šiandien yra atvažiavę, kas šiandien išvažiuoja, kokie kroviniai saugomi, tai turi būti vieša, visai prieinama, bet kam. Ir čia dabar uosto direkcija manipuliuoja skaičiais, kažkokiais procentais nesuprantamais, kad nieko nesuprasi. Tai aš jau nekalbu apie tokius dalykus, kaip apie investicijas valstybės investicijas, arba kitaip sakant, visų mokesčių mokėtojų, kiek yra investuojama atseit į miestą, į visokius infrastruktūrinius objektus. Tai yra Baltijos prospekto, rekonstrukcijos, žiedai ir taip toliau, geležinkeliai, iškelimai, kas dabar labai aktualu, stoties iškelimas, tai jie turėtų būti finansuojami iš uosto lėšų. Ir dabar kokios tos lėšos sukiša valstybė vardan to uosto, o kokią grąžą gauna valstybė, tai čia niekas to nežino, neįmanoma sužinoti ir išgryninti tų skaičių, bet yra taip. Mano galva, tai yra kitas dar paradoksas, kad privačios kompanijos daro savo biznį miesto teritorijoje, bet yra įsteigta valstybinė institucija, uosto ta direkcija, taip vadinasi, tai turėtų pats verslas tokią struktūrą išlaikyti ir įkurti. O dar būtų idealiau, kad ta uosto direkcija būtų lygiai taip pat ir miesto dalis. Kitaip sakant, miestas privalėtų koordinuoti šitą planavimo visą procesą mieste. Ir tai turi būti bendra institucija miesto ir uosto kompanijų, lai uosto kompanijos išlaiko, bet dabar yra valstybė išlaiko kažkodėl, už tai, kad rūpinasi dar ir taip pačia turtingiausia publika. Kažkoks paradoksas. Ir dar ir pats paskutinis didžiausias paradoksas, kad
Buvo čia berods 17 metais pakeistas teritorijų planavimo įstatymas ir čia dar Butkevičiui vyriausybei vadovaujant. Ir buvo taip tyliai ramiai įkišta tokia frazė planavimo įstatyme, kad bendruosius planus turi teisę rengtis ir funkciniu bendrumu besivienijančios struktūros. Kitaip sakant, 5 kiaulių augintojai gali susivienyti ir pasirengti savo rajone, savo atskirą bendrąjį planą, visiškai nesiskaitydami su to rajono gyventojais. Tai taip nutiko ir Klaipėdai, vadovaujantis, vadinkim, šitą teritorijų įstatymo redakciją, buvo leista, vyriausybė leido, kitaip sakant, susisiekimo ministerija ėmėsi rengti uosto bendrąjį planą, visiškai atskirai nuo miesto bendrojo plano. Ir kad dar tas miestas su savo bendroju planu ir savo norais nesišakotų, buvo jam uždėta strateginės reikšmės objekto žvaigždutė ir pasiuskis. Tada net nei su visuomenė, nei tartis, nei svarstyti nieko nebereikia. Tai čia, vadinkim, mes taip vyriausybei skatinam, darnią plėtrą, rūpinamės gamtosaugą ir kuo tik nori, ir tais pačiais žmogeliais, ir smulkiuoju vidutiniu verslu. Tai yra taip. O tų tokių fragmentinių epizodų, tai čia vadinkim, ačiū Dievui, atsirado tokia Klaipėdos bendruomenių asociacija, pradėjo burtis tie žmonės, atsirado jau ne šiaip rėksniai, kurie rėkauja, jau žmonės ir intelekto, ir patirties turintis, pradėjo žiūrėti tuos planus, kas ten vyksta. Ir kažkaip tuo metu susipažinom, tai taip, tik tai dėmesį nukreipiau į tai, kad, vadinkim, visą tai, tos kalbos apie taršą, apie smarvę, yra tik uosto veiklos pasekmės, o reikia pradėti kalbėti apie priežastį, o priežastis yra būtent tie 2 bendrieji planai, kur buvo prasidėjo ir tai vienintelis Respublikoje toks įvykis, kad vienas toks urbanistinis darinys kaip miestas rengtųsi viename mieste 2 bendruosius planus ir visiškai nesiskaitytų. Tai to pasiekoje, vadinkim, bendruomenė organizavo net ir konferenciją, berods 17 metais, jau gal aš. Tai buvo noras toks, vadinkim, susilaukėm priekaištų, kad čia nesikvietėm uosto kompanijų, bet tai tada galvojom kaip tik, kad patys žmonės organizuoja už savo pinigus tokį darbą, jie turi teisę pasišnekėti, pasikalbėti. Ir buvo toks pažintinis, vadinkim, pažintinė misija, nes žmonės tikrai nesidomi savo miesto, nesidomi tais planavimo procesais, tai dalyvavo ir tuometinis bendrojo plano rengėjas Mindaugas Pakalnis, dabartinis miesto architektas, ir Klaipėdos architektas. Žmonės, kurie turėjo patirties ir planavimo miesto procese, architektai, bendruomenės atstovai, toks paaiškinimas, paprognozavimas visų blogybių ir kaip neigtas, su mintim tokia, kad šitas dialogas toliau tęsis, vyks, ir galbūt inicijuos pats uostas rimtesnė konferencija, skirs kažkokias lėšas, paviešins, duos prieigą prie tos informacijos, nes visuomeniniais pagrindais tai yra žvėriškos sąnaudos ir tu čia jokiais būdais nepakonkuruosi su tom
milijonus generuojančiom kompanijom, nu, bet per tuos 2-3 metus taip to ir neatsitiko ir tas barjeras, frontas, nu, arba kitaip sakant, siena, tvora tarp uosto ir miesto, ji tik tai augo ir tebeauga. Nu, tai vadinkim ir šios dienos įvykiai, vadinkim, ar Beiruto, ar to nerimas dėl tų trąšų ir kas tame uoste vyksta. Nu, ir galiausiai netgi Lietuvos Respublikos bendrajam plane, nu, kad viskas slepiama, nesuprasi kodėl, daromos poveikio aplinkai procedūros, mokslininkai konstatuoja, kad poveikis bus milžiniškas, negrįžtamas ir labai didelis, nu, jau visiems krantams, visam Lietuvos pajūriui, nu, bet vis vien kažkodėl priimami sprendimai Lietuvos Respublikos bendrajam plane uostą vystyti pirmoji Melnragiai, daryti išorinį uostą ir jau nekalbant apie pačią Klaipėdą, kad toj Klaipėdoj pradėti jau kažkada priimtą sprendimą kai generalinis direktorius buvo Eugenijus Gentvilas. Per didžiausius skausmus miestas buvo išsikovojęs ir buvo priimtas sprendimas, kad gal šiek tiek ir brangiau, bet geriausia alternatyva, prognozuojant ir gamtosaugą, ir taršą, ir miesto plėtrą, reikia daryti išorinį uostą Būtingėje. Tuo pačiu iškeliant ir visą Klaipėdos naftą, jo labiau, kad yra jau Būtingėje, atveriant miestą veidą į marias ir čia tada miestas susilauktų labai didelių investicijų ir miestas galėtų keistis neatpažįstamai ir gana greit. Tai čia vadinkim greitai prabėgom tokią istoriją, tai va dar be pasakodamas prisiminiau, tokį detalės vadinkim. Dabar keičiasi kartos, ateina nauji žmonės, jie tų visų istorijų nežino, tiki visokiais raštų, rašymais, mitingėliais. Aš jau senai tuom nebetikiu, nes uosto kompanijų visada buvo veikla tokia. Ir jie viešai deklaruodavo, kad ypatingai Klaskos, tai čia ir buvęs meras toks Benediktas Petrauskas ir kiti, darom konkursą. Sugalvojo, vadinkim, dar nuo tarybinių laikų pagal miesto bendrąjį planą, Baltijos prospekto ir Taikos prospekto tą sankryžą duobė, kur stovėjo tie taip vadinami Tiškaus žibintai. Tai apie šitą žiedą tuose laukuose buvo sugalvotas statyti naujas miesto administracinis visuomeninis centras. Ten turėjo atsirasti nauja savivaldybė, prekybos centrai, pramogų, sporto, ir ką mes šiandien matome. Matome, įteškė dėžę tą Švyturio areną ir išbetonavo parkingus, išasfaltavo aplink, jokio ten centro nėra ir nebus niekada. Vietoj buvusio namų statybos kombinato kažkaip atsirado pačiam miesto centre gigantiškas Akropolis, kuris, vadinkim, kelia tas taršos problemas ir toks objektas turėtų būti, visą laiką buvo sakę architektai, šalia Palangos kelio ir nežudyto miesto smulkiojo verslo, bet tada atrodė labai patrauklu, tai čia maždaug apie 90-95 metus, kad iškraustyt pramonė iš buvusio namų statybos kombinatą, tų sovietinių statybų niekam nebereikia ir daugia tų panelinių namų. Ta gamykla merdėja, pardavinėja, tai labai gerai, ateina kažkoks investitorius sutvarkyti. Tai iš dalies sutvarkė, bet iš dalies sukūrė labai daug naujų problemų. Bet miestas tame valios jokios ir nerodo.
Tai aš pradėjau apie tą Baltijos prospektą ir šalia to būsimo naujojo centro visada buvo sugalvota prie taip vadinamos naujosios perkėlos statyti naują kruizinių laivų terminalą. Tai ten buvo dar laisvos prieigos prie marių, atsivers visas tas centras į marias, išėjimas, poilsis, mažasis laivynas, ir visos pramogos taip toliau. Tai vietoj to, Klasko tada, kas įdomiausia, tuometinis Klasko vadovas Benediktas Patrauskas, tuo pačiu prieš tai buvęs miesto meras. Pradėjo inicijuoti veiksmus, planavimo procesą, kad laikinai, dabar darom laikinai, kol nėra tų kruizinių laivų, čia jie bus, nebus, padarom tokį laikinai krovinių terminalą, o paskui visada galėsim jį paversti į tą velnio kruizinių laivų terminalą. Su tokia išlyga lyg ir taip, bet architektų, vadinkim, sąjunga baisiausiai priešinasi, pirštų badydami ir rodinamai būsimas problemas. Tai vadinkim, būsimas problemas transportas, kuris per Baltijos prospektą pradės baisiausią taršą skleisti, siekiant užtikrinti, kad veiktų tas krovinių terminalas. Tai bus problemos su sankryža Minijos gatve, su sankryža Taikos prospektu, su sankryža Šilutės plentu. Tai čia maždaug jau istorijos kokie 15 metų, 20 atgal. Tai tada gerai, mes padarysim ir rengsim tas sankryžas. Tai lyg tai ir buvo detaliam sutarta tokia nuostata, kad jie gali pradėti teritoriją vystyti tik tada, kai įrengs pirmoji eilėje sankryžas, visas 3. Toks susitarimas buvo, po to laikui bėgant jis išnyko, po to išnyko ir visokios kalbos apie kruizinių laivų terminalą, ir patapo primityviausių krovinių terminalų miesto centre. Tai vadinkim čia iš tos pažadų serijos ir kalbėjimų, ir kaip uostas sako, tai jūs architektai norit konkursą, tai mes jums konkursą leidžiam daryti, mes organizavom, finansuojam konkursą. Bet mes darysim tą, ką mums reikia. Jūs gavot konkursą, džiaukitės, o mes einam statyti savo terminalų. Tai, vadinkim, tais visais pažadais ir tom kalbom, aš jau senoviai netikiu, tai dar nepasakojau, buvo čia maždaug apie 90 metus, tai čia baisi ta uosto tvora, čia visiems svajonės, pakilimas dvasinis. Imsim, kursim savo miestą, jau nebe tarybinį, jau čia Maskva nieko nebereguliuos, tai pradžiai padarom gražią uosto tvorą. Tai buvo net architektūrinis konkursas, tai čia miesto vyriausias dailininkas tuo metu buvo Domas toks Kiesgilas, meniškos dūšios žmogus organizavo tą konkursą, tai čia visi paišė ir iš gėlyčių kalnelius pylė, tai vadinkim su to uostu tiek tų istorijų. Dar toks vienas nutikimas buvo, dabar gal maždaug apie 2005, gal 2004 metus, tuo metu dar Klaskui vadovavo Lubys, dar gyvas buvo. Miestas labai norėjo į tuos, tas ekonominis bumas Lietuvoje, miestas norėjo labai pritraukti tų investitorių. Čia buvo tokius jau išsišokimų Zuokas padaręs Vilniui. Davai, visus naujus, mes architektai daug čia tų darbų, apsivertė, viską kūrėm. Tai miestas prašė, gal galit visus tuos naujus projektus sunešti vieną vietą ir dizaino centre, padarysim maketą, nuvešim į Kanus. Tai ką, architektų sąjunga paėmė per savo visą chebrą architektus apskrities, kas dirbat Klaipėdai, visus surinkit medžiagą, suduokit,
nelabai dar tais laikais ir veikia tie elektroniniai paštai ir ten nenusiųsi tų visų paveiksliukų, brėžinių. Tai visi sunešė savo, kas ką daro, apibendrinom, susistemam, dizaino centras, paėmė ir sudėjo į tą maketą. Pamatė valdžia miesto, va Jėzus Marija, kad kilo skandalas, kas jums leido. Mes aišku iš uosto čia visokių konversijų, gražiausių bildingų, žiemos uostas, stadionai, jūros švenčių, estrados ir taip toliau. Tai čia šeštadienį, sekmadienį buvo išeiginės dienas, visą vadovus dizaino centro pastatė ant kojų, sukvietė visą valdžią, viską liepė nukrapštyti, kad nieko to neliktų, su tokia intencija, kas jums leido, kokia jūs teisė, uoste čia pradėti svajoti. Prašėm jūsų tik tai, ką dirbat ir nedaugiau. Tai dizaineriai kažkiek nukrapštė, kažkiek liko nuo to maketo, nuvežė į Kanus, kas ten baisiai ką supranta, ta mūsų valdžia, aš turiu omeny. Mureika gudriai patylėjo, pirštų nebadė, tai nuvežė į Kanus, suvažiavo valdžia, tai tokių atsitikimų. Toliau įspūdžių man pasakojo iš to Kanų, šeichai prieina, gerai, už kiek parduodat, kada galim investuoti, įdomu. Aišku, savivaldybė nieko negali atsakyti, čia pas mus visokie žemių aukcionai, tuo metu trūko ten po 3-5 metus, bet savivaldybė dar tada turėjo teisę pati pardavinėti žemės, nieks nieko negali pasakyti. Visi pasimetė, bet žodžiu buvo pasauliui labai įdomu. Ta Klaipėda, investicijų galimybės, tik niekas jokių konkretumų neturėjo. Kitas toks faktas buvo įdomus, atvažiavo į tos Kanus ir Lubys pats. Irgi pamatė, ką čia tie architektai prifantazavo jo teritorijoje, biškį. Tai jis ir klausė, kodėl man niekas nepasakė. Tai aš būčiau nestatęs to durno šaldytuvo, Pauliui neleidęs jam pasistatyti. Ir būčiau kažką irgi taip daręs. Kodėl niekas nesakė? Tai va tokios istorijos, tai tada, sužinojęs. Tai aš čia prieš 2-3 metus tas istorijas sužinojau, čia pasakojo žmonės, kurie buvo tuose Kanuose jau iš ministerijos dabartinių ir kurie irgi važiavo. Tai planavau pas Lubį nueiti su tais paveiksliukais, parodyti, ką galima toj Klasko daryti, bet kažkaip taip gavosi, kad aš susirašiau per žiemą tą medžiagą, pavasarį susidėliojom, dar buvom berods 2 kompanijos, tai su kolega architektu Andrijausku, sumetėm, vadinkim, pajėgas, skiriam po keli žmonės, kad jie padarytų po keletą savo idėjų, padarėm ir mes savo idėją, ir tokiais, įmonės vadovai savo lėšom, darbuotojams leido parengti, padarėm dar ar 3 variantus, ir su ta medžiaga nueit pas Lubį, pasišnekėti, bet brašta vasarą jis kaip tik gavo infarktą ir numirė tuose Druskininkuose, taip ir ne. Tai po to dar ten keliem uostininkam rodžiau vadovams, jo sako, gaila. Ir jie patys sakė tie dabartiniai, kad turbūt Lubys būtų ryžęsis daryti. Jeigu Lubys būtų tuo metu ryžęsis, tai čia jam vyriausybės tuos sprendimus pakeisti nėra kas veikti būtų. Ir aišku, būtų nestovėję. Bet kad miesto vadovai, valdžia, bijo net prasižioti, nešneka, slepia. Tai iki tokių Lubių ir nedaina ta informacija. Tai dabar vadinkim, baisiai vis norėjau čia susitikti su Lubienį.
parodyti, papasakoti. Visa finansinė logika sako, kad neapsimoka čia tokiam nesąmonėm. Ekonominė logika. Bet kaip aš prie jos nueisiu, ne iš telefono turiu, nežinau kaip, nei su manim šnekėsis. Ten sakė tokia aikštinga moteriškė, tai ką žinau. Bet yra taip, kaip yra. Tai gal pas tą Lubienę yra, protingų žmonių, sakau. Bet kita vertus, yra taip. Visi šiandien labai gerai turi, sėdi, gauna geras algas, ir nieko nenori, kad niekas pasikeistų. Tai sąmoningai saugo tą Lubienę, kad ji nieko nesužinotų. Tai yra taip, kaip yra. Medžiagos. Renaldai, turi kokių klausimų? Romas papasakojo čia nerealu, nes aš susiradau Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos, reiškia, tik šiais metais parengtą atnaujintą išorės avarinį planą. O jie yra visi samdiniai, įrengė visokius briedus. Planus, strategijos. Suprantate, Gediminai, tik, kad jiems būtų geriau ir jų neišvytų iš darbo. Klasko išorės avarinis planas, parengtas kaip vienos iš 7 pavojingomis pripažintų bendrovių Klaipėdos mieste įsikūrusių, jisai tik šiais metais atnaujintas ir čia yra parašyti dalykai tokie, kad per metus Klasko perkrauna 137 tonas fasuotų amonio nitrato trąšų. Kad vienu metu, čia šitoje teritorijoje, čia centre šalia tų palapinių, šalia Mėmelio miesto būsimo, nebūna daugiau nei 20 000 tonų. Vienu metu. Tai paskaičiavus, jeigu tarkim netgi kas savaitę čia iššluotų visus tos sandėlius ir išvežtų laivai, kas savaitę tą visą kiekį, tai bet kuriuo atveju kiekvienos savaitės gale susikauptų apie 2600 tonų. Tai kaip tik skaičius atitinkantis tą kiekį, kuris sprogo Beirute. Tai šiandien yra įdėjom į mano asmenį Facebooką ir Klaipėdos bendruomenės Facebooką filmuką, kur aš ten pasakoju ir rodau visą šitą uostą. Tai tos vagonus paskaičiavau, tai buvo apie 30-40 vagonų, šiandien stovi 10 valandą Klasko teritorijai. Pavertus į tas tonas yra labai panašus tonas, kas Beirutė. Ir šitie vagonai įvažiavo, vakar jų nebuvo. Tai juos šiandien per dieną arba naktį dar iškraus ant kranto, ir stovės jisai. Ir kaip jaučiatės būdami rubėžyje ties šitais dalykais? Čia jokio skirtumo, čia būk kur nori, čia Gargžduose. Taip, Romas atskleidė vieną tokį labai įdomų dalyką. Mes galim tik spėti, kiek metrų, kiek kilometrų atstumo iš principo pavojinga būti. Iki šiol spėjom. Iki šiol reportažuose, kuriuos darė pastarąsias kelias dienas televizijos įvairios arba radio laidos, aš taip supratau, kad uosto direkcija komunikavo tokį aptakų variantą, kad nieko čia tokio, to amonio nitrato trąšų kiekis yra tik tai kažkoks nedidelis procentas nuo bendro 47 milijonų perkraunamų tonų per metus arba atskirų kompanijų perkraunamų. Bet žiūrėk dabar, koks įdomus momentas. Mes įvertinam, kad net jeigu kas savaitę išvežinėtų vien tik iš Klasko teritorijos tą visą amonio salietrą, kiekvieną savaitę susikauptų tiek pat, kiek sprogo Beirute. Antras niuansas, ką Romas atrado, kad yra dokumentai, kurie reglamentuoja, pasirodo, labai aiškiai ūkininkams, tarkim, skirtas dokumentas, kuris parengtas kažkada ir numato, kad jeigu tų amonio salietrų, tarkim, trąšų, kažkur tai kaime laikantis ūkininkas turi virš 500 tonų, kas dar toli gražu, iki to tono, kurį Klasko čia sandėliuoja, tai apsaugos zona, ką reiškia, kad turėtų nebūti, tų gyventojų yra kilometras. Tai kur Romas rodė tą žemėlapiuką, į kurį patenka visas senamiestis ir visa istorinė dalis. Tai čia panašiai kaip Beirutė tokią teritoriją ir nunešė tas sprogimas. Taip ir atitinka. Taip, Gediminai. Dar vienas niuansas, kas yra pažymėta. Taip. Dar pažymėta. Jeigu liuops trąšos, tai liuops ir šaldytuvas tas su tom lakiom medžiagom. Ir liuops visa nafta. Vienareikšmiškai. O kai šitie du dasijungs, tai SGD, skystų dujų terminalas, visas laivas, irgi išeis kibenimatį. Bet tai čia bet kuriam... Tai tada
jau ir Kryžkalniui mažai nepasirodys. Tai čia bet kuriam tam šaltiniui įvykus nelaimę, realiai viens su kitu gali atstumu detonuotis pilnu. Nes nesuvaldysi. Tai maža kas. Vakar kalbėjau tik tai su institucija. Čia vyksta įrašas. Tai dar vakare skambinau, taigi aš to žmonės pažįstu, jie mane pažįsta, vadovai tų kontroliuojančių institucijų, pasitikslino, pažiūrėjo. Kas iš tikrųjų? Amoniakas, šaldytuvai. Ir taip toliau, tai aš klausiau, jūs žinot, kas šiandien uoste yra? Nieko mes nežinom. Mes nieko nežinom, niekas neteikia jokios informacijos, kas į tą uostą įvažiuoja, ar amoniakai, ar narkotikai, daryk ką nori. Tai... Romai, kai kas žino, Žemės ūkio ministerija, tarkim, ūkininkams 13 metais nustatė labai aiškius reikalavimus, kad tie, kurie laiko amonio salietrą, reiškia, kiekio atstumai, per kiek, tarp kitko, Romai, tu negalėtum dabar rūkyti, nes tu pažeidi saugaus reikalavimus, nes čia labai aiškiai paminėta, kad šalia amonio salietros, tuo minimum kilometrų spinduliu neturėtų būti rūkoma, neturėtų būti atvirų kaitinimo, šviesos šaltinių, ar ne, o mes čia turim, kaip minėjai, šaldytuvą, kuris užpildytas ypatingai sprogia medžiaga. Kaip ir juokinga, bet realiai nebejau. Jo, tarp kitko, tai, ką Romas dabar atrado, ar ne, šitas dokumentas suderinus tai, ką mes dabar žinom, tai nejuokinga ir nejuokinga todėl, kad... Aš nieko neatradau. 15 metais aš šitą viską viešinau, viskas yra sudėta į Facebook. Bet Romai, tu teisingai labai atkreipi dėmesį, kad pasakoma pusė tiesos. Dabar uosto direkcija, reiškia, visoms televizijoms teisinasi, nesakydama konkretų skaičių, kuris viešai skelbiamas. Aš radau dokumentą, kur Klasko aiškiai sako, kiek per metus perkrauna tonomis, o ne kažkokiais procentais, ar ne, kurie nieko nepasako. Kiek vienu metu maksimaliai gali būti laikoma. Ten yra žemėlapis įdėtas, kurį aš galėsiu atsiųsti, galėsiu paviešinti. Kas dirba uosto direkcija ir pamatysit, kad ten visų įmonių šitų privačių dirba vaikai ir artimieji. Ir jie vieną daiktą atlieka. Kontroliuoja, ką kalba ir organizuoja uosto direkcija, kodėl Vaitkus, ne Vaitkus, o Gentvilas pradėjo ten visus vyt lauk ir skandalus daryti. Tai būtent todėl. Ir aptarnauja juos, kitaip sakant, už atlygį. Tai šiandien tas, bet kurios privačios kompanijos uosto vadovas, ne uosto, o savo įmonės vadovas, atsega ir pašerė tą uosto direkciją, o jie dirba jiems, bet jokių būdų ne miestui ar valstybei. Viskas. O skaičiukas atrodo labai viskas gražiai, teisingai ir visiems burnos yra užčiauptas. Tai pažiūrėkit, jūs visą spaudą ir taip toliau, rinkimo kampanijas, tai anksčiau buvo tiesiog norma, kad lobys visom partijom skirdavo pinigus rinkimams. Dabar jau taip nėra, jau ten valstiečiai arba ne valstiečiai, bet viskas taip ir vyksta. Ir čia kažką prašyti, tai lygiai tas pats, kad kokios nors smulkios verslininkės Larisos, kuri turi kirpiklėlę, pasakyti, Larisa, tu išeik iš šito daugiabučio ir tu nebedirb kirpyklai. Tai jie akis draskys, kovodama už savo verslą. Lygiai tą patį daro ir uosto kompanijos. Jos skaito, kad čia jų ir kas įdomiausia. Kai buvo aptarinėjamas, dabar nepamenu, ar transportas, ar tie Girulių geležinkelio reikalai, stoti iškelt, neiškelt, mūsų miesto tarybos narys. Tuo pačiu ir uosto kompanijų asociacijos prezidentas. Tuo pačiu. Dambrauskas, Vidmantas. Viešai teigia, transliuojama per visur. Jis viešai sako, čia mūsų uostas, čia privatus uostas. Jiem jau sąmonėje yra susiformavę, kad čia jų uostas. Nors uostas yra valstybinis. Tai galima jums susirasti šitą įrašą, iškirpti idėją. Čia mūsų uostas, privatus uostas. Žodis.
jie jau nebesuvokia, kad čia valstybinis uostas, kai jie čia žemę nuomojasi. Tai kaip tokiem žmonėm paaiškinti kažkokį raštą. Prieš 4 metus, Gediminai, čia šalia mūsų žemėje miesto, ar ne, netgi ne uosto, 3 palapinės pastatytos buvo kaip laikinos. Statybų inspekcija prieš daugiau jau nei metus pradėjo procesą, kurio metu ištyrė situaciją, nustatė, kad tos palapinės pastatytos, pažeidžiant absoliučiai visus galiojančius teisės aktus reglamentuojančius naujų statinių atsiradimą mieste, nesuderinus nei su statybų inspekcija, nei su kultūros paveldo departamentu, ar ne, vėlgi senamiestis. Na ir privalomai nurodymą suformavo, kuris labai aiškiai sako, kad tos palapinės privalėtų būti nugriautos, kuriuose tarp kitko, kaip pažymėta tame išorės avarinėme plane, žemėlapyje raudonai pažymėta, palapinės taip pat įeina į tą teritoriją, tas vietas, kur laikoma amonio salietra. Nežinau, kokiam sąlygom ar nelaikinam statiniai. Tai dabar Klasko bylinėjasi teisme bandydama užginčyti tą sprendimą, privalomai nurodymą nugriauti ir teigia, kad turi dokumentą, kuris leidžia jiems iki 25 metų laikyti tos laikinus statinius, kuriuose laikoma ta amonio salietra. Na, kol kas neturim atsakymą iš statybų inspekcijos, kas tai per dokumentas, nes jie sako, turi kopiją ir artimiausiu metu pasidalins, bus galima irgi įdėti. Teismas gali išreikalauti šito dokumento. Teismas čia yra tik tai parengimieji posėdžiai, kol kas jisai net faktiškai neprasidėjęs, tai yra tik tai pirmieji susitikimai, užvakar buvo pirmasis parengiamasis posėdis, po mėnesio bus antrasis, bus galima kalbėtis tą temą. Bet šiaip galbūt, Romai, uždarant, ar ne, nes vėlgi mes nebandom sakyti, kad sproksim dar kažkaip, ar ne, nieks to nenori ir nelinki, bet Romas sako, yra sprendimas. Nieks nesako, kad reikia uždaryti Klasko, ar ne, ir dabar privalomuoju būdu kažkaip atimti iš šitą teritoriją ir ieškoti kito nuomininko, ar neskelbti konkursą. Kalba apie tai, kad tas amonio trąšos, ar ne, pagal tuos reikalavimus, kurie ūkininkams yra taikomi, jos negali būti mieste. Ir yra elementarus sprendimas, nes turim tikrai nemažai teritorijų, kur galima jas laikyti ir paskui specialiuoju transportu davežti tada, kai reikia išvežti, tam, kad jisai nebūtų čia šalia tų pavojingų teritorijų. Kad uostas ir uosto kompanijos, ar tai trąšos, ar netrąšos, ar metalai, bet koks krovinys, teikia papildomą sandėliavimo paslaugą. Tu gali niekur nevežti, bet šiandien išsinuomoti sandėlį ir uosto teritorijai laikyti kokį nors daiktą, metalo kalną. Gali, jie teikia tokią paslaugą rinkai. Tai tame yra absurdas, kad uostas negali būti, būdamas miesto centre, jei valstybei reikia labai uosto, negali būti teikiamos tokios paslaugos kaip sandėliavimas, bet čia yra uosto kompanijam papildomas biznis, o šitam sandėliavimo paslaugos bizniui reikia taip labai didelių teritorijų, už tai jis ir lipa ant miesto, bet ne uosto veiklai šitų teritorijų reikia. Galbūt žiūrint, koks sandėliavimas, nes vėlgi mes kalbam apie ypatingai pavojingą objektą, ar ne, priskirto prie pavojingų objektų sąrašo, vieno iš 7 pavojingų objektų. Koks bebūtų krovinys. Vadinkim, yra miesto poreikiai ir miesto centre. Tai šiandien, vadinkim, senamiesčio daly, centriniai daly, galbūt nuo Naujos Perkėlos iki Melnragės, miestas susitartų su uostu, imam tvarkoj, ieškom būdų, vyksta čia uosto veikla, bet uostas būna atviras, visiems prieinamas ir po truputį iškelinėjam. Tai klausimas, kur? Ir po truputį iškelinėjam. Tai būtų tas tvarus žingsnis eit link to ir pradėti tartis. Tai šiandien tas Memelio miestas, kuris, vadinkim, bando jau, nežinau, 10-15 metų eiti tuos kelių, visais būdais stabdomas. Tai aš dar nežinau, kuom baigsis, kai jie pradės derinimo procedūras ir paaiškės, kad šito šaldytuvo amonis turi vėlgi apsauginę zoną ir
toj apsauginiai zonoje negalima jokios gyvenamosios statybos vykdyti. Amoniakas. Jo, amoniakas. Tai trukdymai, tarp kitko, vyksta. Aš kiek girdėjau, prieš keletą metų Stema grupė sinomavus dabar to Mėmelio miesto teritoriją, ar ne, ir jie pakankamai rimtų planų turi, projektą yra padarę apie 100 milijonų investicijų į tą teritoriją. Čia nemažai naujų darbo vietų, gyvenamųjų teritorijų, reiškia, vėlgi miestų reikalingų objektų kažkoks atradimas. Tai dabar vyksta derinimo darbai ir kiek teko girdėti, būtent Klasko yra ta kompanija, kuri pateikusi yra, sakykime, pastabų įvairiausių, kuriomis ginčija tą norą ten pradėti vystymo darbus. Tai vat, kokio pobūdžio tie ginčijimai sunku pasakyti, bet tai, ką kalba Romas, suprantant tai, ką jie krauna čia ar ne, na, neįmanomai, negalimai. Bet tai gerai, grįžtam prie šiandienos aktualės, mums aktualu dabar to Beiruto įvykis, ne? Nes jisai indikavo į pavojų, kurį mes turim savo po nosim, kaip miestas visas. Mes tikrinam dokumentus, kurie taikomi ūkininkams ir kitiems ūkio subjektams. Tai realiai jų tokio sandėliavimo čia neturi būti, palei faktą. Nes niekam neleidžiama, vadinkim taip. Aš nežinau. Šiandien kažkas, čia krūvo visokių žurnalistų skambino, kas ten skambino to telefonu, nežinai, ir prisistatinėja, bet sakė, kad tų trąšų sanitarinės zonos yra pakeistos. Naujas kažkoks įstatymas. Kada jis atsirado, koks jis ten yra. Tai tas dokumentas, kuris teigia apie ūkininkams taikomą normą minimum kilometrus, aiškiai jisai. Aš nežinau. Jie manęs teiravosi, ar aš žinau. Aš nežinau, pakeitė ar nepakeitė. Aš mačiau sprogimą Beirute ir iki čikti, jeigu jūs jau ir pakeitėt kažką, tai manęs tai nebegodžia. Aš mačiau rezultatus to kiekio susprogimo ir man tikrai neramu. Aš pats faktiškai, mano namo dar nepatenka, žiūriu, bet langai išduštų nuo bangos, nes aukštas pastatas. Tai taip, Beirute 2 milijonai gyventojų, 300 tūkstančių liko be namų. Aš iškart pasakau, nes mes kalbam, ir šitas raudonas blynas yra, tik apie trąšas. Bet jeigu viskas indikuotųsi... Kitaip ir nebus, indikuosis viskas, jeigu toks įvykis kaip Beirute su trąšom, tai čia visi šaldytuvai skris nuo žemės paviršiaus su visais amoniakais ir visom naftos bačkom. Visos jos nuvirs ir išsipils ir užsidegs. Kitaip nebus, neįmanoma. Vaizdelis Beiruto, tai aiškiai rodo, kad masiniai sugriovimai yra šitoj zonai. Renaldai, sekančiai, tai prasysim pro teritoriją, praskrisim su dronu šiek tiek palei rubėžių. Parodysim tą metrą ar ne, pabandysim paimti palei uostą praskrisdami, pažiūrėsim vis dėlto, kas tai per teritorija, kaip atrodo tos palapinės, kaip atrodo šaldytuvai šios dienos akimis. Tai yra viskas mastelyje, ne šiaip iš debesų paveiksliukai ant durniaus nupiešti. Tiksliai, kompiai.